Tai primenu, kad maršalauja keturi vadai. Taip, iš tikrųjų džiugu matyti šituos dičkus po ilgos traukos. Tai tikėsimės, kad ta klasė tik tai augs ir čia mes juos matysime dažniau. Car 4, car 5, car 6, car 7, car 8. Minutė 40, dar važiuojam. Dalyviai rikiuojasi savo starto vietas. Minutę 30 jedėm svajį startlaimį stop. Ir taip, Domantas pirmas, Dainius antras, Maris trečia, Antanas ketvirtas, Kristijonas penktas, Gytis šeštas, Jonas septintas ir Julius aštuntas. 1 minute to start. Dalyviam primenu, kad startuojam pagal sistemos pyptelėjimą. Maris, будем стартовать под системой, когда система дает сигнал, тогда и старт, никакого флага не будет. 40 секунд. 30 seconds to start. Start. Order. Car 1, car 2, car 3, car 4, car 5, car 6, car 7, car 8. 20 seconds to start. Na taip, kitas kažkaip prie kolegos priartėt, matau nori. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dainius šiek tiek sakiau, startavęs apvirkasais modelis lydo atsitrenkė į rėmus ir taip prarado šiek tiek pozicijų, dabar lyg ir jas bando susigrąžinti. Taip, prašysim kolegų iš tikrųjų pagarbos, nesistumdėt, laiko turite daug, jūsų važiavimas vyksta 30 minučių, per kuriuos yra laiko ir pasivyti, ir aplenkti, ir pagalvoti, ir dar daug ko nuveikti. Tai Domantas nieko nesnausdamas lekia, atitrūksta jau nuo savo persikotųjų. Antras važiuoja, jeigu neklystu dabar. Reikia laukti, taip laukiam.
taip, iš tikrųjų rikiuotė atrodo po 6 ratų, tuo pasižiūrėsim, ar tik Domantas nebus suveikęs daugiau. Pirmauja Domantas, antras Dainius, trečias Kristijonas, ketvirtas bus Marius, penktas Antanas, šeštas Gytis, septintas Julius ir Jonas aštuntas. Taip, Domantas per greitai įveikė pirmą ratą, bet viskas tvarkoj, sistemiškai jau yra sutvarkyta. Na ir taip, ilgas iš tikrųjų, mums taip atrodo važiavimas, bet sportininkas taip praeina ganėtinai greitai. Tiek dažniausiai kūro užtenka šitiem modeliam. Taip, kadangi kūro pakelių nematau prie pislopų, tai reiškia, kad tikrai niekas nesiruošia užpilinėti kūro. Nors ką gali žinot, visko gal ir bus. Na taip, iš tikrųjų išsiskiria, bet ir ta pati klasė, bet modelių greitis ir posūkiuose, tai turim dviejų tipų modelius, tai yra Elkonai ir HPI. Taip. Aš šiuo atveju iš šono net nepasakytum, kad taip, posūkius greitai gali veikti dviem, tai yra galų varomas modelis, atrodo, bet tarsi priekis kartais įsijungtų ir padėtų ištraukti tą modelį iš posūkio. Na taip, garsas kaip žoliapjūvio, tik su biškiu aukščiau sūkiu. Taip, Gytis neišpaišo starto finišo liniją, su visom padėkom apsiverčia. Praėjo lygiai 7 minutės, situacija dabar yra tokia, Domantas pirmas, Dainius antras, Marius trečias, Kristijonas ketvirtas, Antanas penktas, Julius šeštas, Gytis septintas ir Jonas aštuntas. Oi, blemba. Taip, dabar mažiausias skirtumas yra tarp Mario ir Kristijono, tai yra 4 sekundės. Toliau tarp Dainiaus ir Mariaus yra, laukiam, kada Marius atvažiuos į starto finišo liniją, atsinaujins ir bus tikslesnis laikas. Dabar jis tą daro ir 8 sekundės irgi nėra daug. Na, o Domantas tiesiog jau ratu vejasi savo persekiotojas ir Kristijoną, Antaną, Julių, Gytį ir Joną yra lenkęs netgi ne vienu ratu. Kaip tai neįsipaišiau. Na, panašu, kad jeigu Domantas važiuoja tokiu tempu, tai įviešins visiems ne vieną ratą. Dabar Domantui liko aplenkti ratu tik tai Dainių. Pabandykim juos rasti trasoje. Taip, matau Domantą, visai netoli ir Dainius. Na, nežinau, atrodo, kad iš kitos galaktikos šiandien būtų Domantas. Niekas jam neprilygsta.
prasme, viskas yra apskaičiuota, kiek stabdyti, kiek nestabdyti, kaip kiekvieną posūkį įveikti, kur šok, kur nešok. Tikrai gražu žiūrėti ir sakau, kartais net suabejoju, ar tai yra tikrai galų varomas modelis. Taip, jeigu neapgauna manęs atmintis šiemet, bus organizuojamas pasaulio čempionatas Prancūzijoje, kur greičiausiai, bet aš jau taip spėju, mes turėtume išvysti ir Domantą. Na taip, neturiu ko kito sakyti, tik tai Dainiau iš tavęs lyderis. Lap 22, 6-2. Tikrai puikiai Domantas jaučia modelį, matosi visi slydimai yra apskaičiuoti tiek, kad modelis tiesiog prie virvių arba padangų įveikinėja posūkius. Net pačiam kniesiu išmėginti tą modelį, ar tikrai jis taip lengvai valdomas. Domantas pirmas, Dainis antras, Kristijonas kyla į trečią vietą, aplenkęs Marius, tai četvirtai, Antanas penktas, Julius šeštas, Jonas septintas ir Gytis aštuntas. Taip, dabar arčiausiai važiuoja Kristijonas su Mariu, jis skiria 3 sekundės. Marius stipė 3 sekundės, Antanas Kristijonas. Atvertė tiesiai panotą. Antanas važiuoja 5 vietoj ir jau 37 sekundės iki Mariu. Juliui 20-30 sekundžių. Na ir taip, Gytis iš tikrųjų arti važiuoja Joną, juos skiria mažiau negu 12 sekundžių. Atsargiai patiesiosit. Gerai, viskas dabar jau. Na taip, išties greiti modeliai. Įdomu, koks yra greičiausias įveiktas rato laikas. Tai pro 34 sekundės. Na, pavadinkim, vidutinis aštuntukas. Oba! Langsano. Taip, net palyginimą iš tikrųjų galima girdėti iš variklio, kaip Elkono modelių variklis net neįvažiavus į tiesą
jau dirba maksimaliais ūkiais, o pavyzdžiui, bajų varikliai, na, atrodo, kad jie bando valdyti modelio galą ir iš esmės negali spausti pilną greičio. Oba. Numerį reikės sustoti, tvarkytis lėktuvą. Rikiuotė po 16 minučių, tai yra daugiau negu pusės. Atrodo taip, Domantas pirmauja, Dainius antras, Kristijonas trečias, Darius ketvirtas, Antanas penktas, Julius šeštas, Jonas septintas ir Gytis aštuntas. Jau iš tikrųjų yra išsimėtęs keliais atstumais. Kiek bežiūriu, turbūt netgi 10 sekundžių skirtumo nėra tarp nei vieno sportininko. Prasideda tik tai nuo 20 ir daugiau, o kai kuriais atvejais netgi ratai. Tai dabar tik tai Lemba. Nebepataiko išvis.
Mechaniniu ratu pylė. Pakomentuoti ir negaliu. Apart, kad Kristijonas Duslintuvas labai smarkiai dirba, labai garsiai. Pasižiūrėkime laiką, turim lygiai 20 minučių, ką reiškia, kad lieka važiuoti tik tai 10. Tai yra trečdalis viso laiko. Reikėtų Namatas, Julius. Taip, kažkas yra negerai su Maris. Pabandykim surasti trasoj. Если слушаешь меня, система не показывает твоего транспондера. Na taip, pabandykim šiek tiek pasimuliuoti dėl antros trečios vietos. Ir pagrindinis klausimas yra toks, ar Kristijonas gali pavyti Dainą. Dabar jau skirtas ratas. Ne, kiek žiūriu, iš tikrųjų ir greičiausias vieno įveikto rato greičiausias laikas priklauso Kristijonui. Bet vidutinis yra beveik per sekundę lėtesnis. Iš esmės, jeigu taip ir dėliaujas, tai mes programa rado, kad Kristijonas jau priekam važiuoti trečioj vietoj.
trasą, tęsė lenktynės po pertraukėlės, turėjo visai gedimų. Važiuoti lieka mažiau negu 4 minutės. Pirmauja Daumantas, antras Dainius, trečias Kristijonas, ketvirtas Antanas, Julius penktas, Jonas šeštas, Gytis septintas ir Marius aštuntas. Na taip, pasižiūrėkime, ar Plesaiva iš tikrųjų kiek pagerėjo, ne, vis dėlto Daumantas priklauso vieno greičiausias laikas, tai yra 34 sekundės ir 4 šimtosios. Antras pagal greitumą šiandien yra Marius, trečias būtų Kristijonas, ketvirtas Dainius, šeštas Julius, septintas Jonas ir tada Gytis. 3 minutes to drive. That's a nonsense. Na, panašu, kad nepasikeis rikiuotė per 3 minutės ir sportininkas finišuos būtent tokia rikiuotė, kurią įvardijau. Atsargiai gale tiesiosios. Kliūtis pašalinta. Lieka važiuoti 2 minutės. Na, atrodo, paskutinę minutę visi susibūrė į vietą, nori finišuoti visi kartu. Na, tai prašysiu iš tikrųjų atsargiau. Na taip, turbūt paskutinę minutę jau nieko nepakikeis, tai sportininkų pagarbos tiesiog vieni kitiems. Leiskim greitesnius. Dviejų sekundžių. Užsižetojo. Time is over. Finišas. Tai dalyviai važiuoja paskutinius ratus, jėdim paslėti į krūm. Kristijonas finišavo. Maris finiš. Daumantas finišavo. Dainius finišavo. Antanas finišavo. Julius finišavo.